Ar kada pagalvoji, kad mūsų gyvenime per daug nereikalingų garsų? Net ir žmogaus balsas kartais atrodo erzinantis. Todėl aš, nesvarbu ar palaidais, ar surištais plaukais, ar be apšvietimo, ar su juo, pristatysiu savo idėją jums. Sveiki visi, mano vardas Viktorija, man yra 16 metų ir aš gyvenu Panevėžyje. Mano distiliuota idėja nėra apčiuopiama. Tai tiesiog mintis, kurią įgyvendinus žmonėms būtų lengviau susikoncentruoti į tuos dalykus, į kuriuos jie nori. Kaip besimokant į fiziką žinome, garsas yra slėgio svyravimas terpėje, kuris yra girdimas mums, žmonėms ir gyvūnams. Mano idėja yra garsi tyla. Tai yra garsas, garso takelis, kurio dėka jūs galite mėgautis tyla, negirdėti nieko, kas vyksta aplinkui. Mokslininkai jau yra sukūrę ausines, kurios visiškai sulaiko garsą ir neleidžia patekti į ausis, bet mano idėja yra visai kitokia. Aš tiesiog viliuosi, kad kada nors atsiras toks dalykas kaip garso takelis, kurį tiesiog užsileidus per bet kokį grotuvą ir įsidėjus paprastas ausines, jūs galėsite nebegirdėti nieko, nes tai tiek. Sveika, ką manai apie idėją, kurią tau ką tik papasakojau? Visai nebloga. Kadangi triukšmingoje aplinkoje susikaupti yra tikrai sunku, bent jau man, tai toks garsas ausinėse man tikrai praverstų. Офигенная idėja. Spaudžiu. Faina idėja. Sutinku. Bo. Nu, man patiko.